Pristatau per 10 ar 15 minučių, kaip pereiti per savo vidines vizualizacijas, kad pakeisti, kaip jautiesi apie vieną vietą savo gyvenime, kurioje nori daugiau motyvacijos jausti. Toliau ją vadinsiu norimąją motyvaciją. Ir kviečiu tave dabar paimti, paskirsti trumpą minutėlę pagalvoti, išjausti, išgirsti savyje, kame tu nori dabar jausti daugiau motyvacijos. Galbūt tai yra kažkas, ką tu turi atlikti, ar kažką, ką nori pradėti daryti, nes tai tau yra svarbu. Ir tai gali būti vaizdinys, kuris pirmiausia ateina. Kažką, ką matai savo užmerktom akim vaizdinyje. Tai gali būti balsas. Koks balsas, kurį tu prisimeni, arba savo, ar kažkieno kito, arba kažkoks vidinis dialogas. Ar tai gali būti jausmas, kuris stipriausiai jaučiasi kažkur tavo kūne. Ir už šito jausmo slypi, apie ką šita motyvacija tikrai yra. Ir apie ką, kodėl tau šito reikia ir jauti, kad svarbu yra daryti. Ir kaip visada mes turime vietas, kuriuose sunkiau jaustis motyvuoto, o kitose vietose gyvenime jau esam motyvuoti kažką daryti. Ir kai kurie dalykai, ką mes norim daryti, yra iš kažkokio norų išpildyti kažkokį malonų jausmą. O ir yra kiti dalykai, kuriuos galbūt darai, kaip išsivalyti savo dantis arba persirengti į švarius rūbus, dėl kurių tau nereikia daugiau motyvacijos. Tai yra kažkas, kas tau tarnauja, kažkas, kas tau gėrio duoda, arba tvarkos, arba ramybės, arba sveikatos, arba kažko kito, kas tavo vertybėms yra svarbu. Ir nesvarbu, ar tai yra kažkas, ką tu ilgą laiką darai, ar net gali būti naujas projektas, kuris veža tave patirti norimus smalsumo jausmus, išmokti kažką gero savo daryti, kur galbūt šviežiau. Ir nesvarbu, ar tai šviežia, ar sena, ar jau kelis metus darai, bet koks pirmutinis dalykas, kuris ateina į tavo galvą, tai tinka šitam pratimui. Nes toliau vadinsiu šitą temą tavo veikiančią motyvaciją. Ir tai yra kažkas, dėl kurio tau nereikia jausti kažkokio išorinio stimulo, kad toliau taip darytum. Tai yra, galima sakyti, užtikrinta. Žinai, kad tai toliau darysi. Taip pat kaip žinai, kaip saulė kils rytoj ryte. Ir kviečiu pamatyti šitą veikiančią motyvaciją. Jeigu yra kažkokių vaizdinių susijęs su tuo, arba kažką, ką girdi, arba balsus, arba savo, arba kažkokį vidinį dialogą, kurį su savimi turi. Ir galbūt girdi kažkokius kitus dalykus, žiūrint iš vaizdinius, kurie galbūt ateina, ir jaučiant kažkokį jausmą kažkur kūne. Dažniausiai mes prisimenam patirtis per kažkokią variaciją iš mūsų 3 pagrindinių juslių.
Aišku, mes ir per ragavimą, ir per uoslę irgi galim užkoduoti prisiminimus, bet dažniausiai vyrauja arba matyti, arba išgirsti, arba pajausti. Ir šitie yra 3 juslės kanalai, su kuriais mes dirbsim per šitą pratimą, kad keisti savo neuronų takelius per NLP praktiką dirbantis su submodalumais. Šitie submodalumai yra smalsus nardymas į tas asociacijas, kaip tu matai, girdi ir jauti tai, kas tau svarbu. Kaip tu patiri savo norimąją motyvaciją per tas 3 prizmes ir lygiai taip pat kaip per tavo veikiančias motyvacijas. Kiekvienas turi savo unikalią asociaciją, kuri sukelia jausmą arba primena kažką, ką girdi, arba nupiešia vaizdinį. Tai per šitą pratimą mes judinsim šitos submodalumus, arba kitaip šitą žodį galima suvokti kaip tos individualius bruožus kiekvienam šitų 3 juslės kanalų. Tai, kad geriau tai suprasti, kviečiu užsimerkti, jeigu neužsimerkei, ir prisiminti savo norimąją motyvaciją. Ir fokusuok į tai, ką galbūt matai, į tą vaizdinį. Ir tai, ką matai, jisai yra kažkur matomas priekyje tavęs. Ir turi kažkokią 3D vietovę priešais tave. Galbūt matai kairiau, arba dešiniau, arba aukščiau, arba žemiau. Bet irgi lygiai taip pat gal tu matai iš arčiau arba iš toliau, nes viskas egzistuoja šitam 3D plotmėje. Ir kviečiu pastebėti, kad jeigu žiūrėsi gana atidžiai į šitą vaizdinį, tai ką matai, gali įsivaizduoti, kad tas vaizdinys turi rėmus, kurie apibrėžia, koks dydis šito vaizdinio, kur yra ir kaip arti ar toli taip yra. Ir gali įsivaizduoti, kad savo rankas gali aprėpti aplink abudu kraštus ir galėtum tai patraukti arčiau savęs ar toliau savęs. Ir pastebėti, kaip kitaip kūnas galbūt kažką jaučia, kai mes patraukiam ir žaidžiam su šitais gilesniais pamatymais mūsų juslės kanaluose. Ir kviečiu geriau įsivaizduoti tai, ką tu matai, kai tu prisimeni savo norimąją motyvaciją. Tai gali būti kažkas, ką tu jauti, tau reikia daryti, arba dėl vienos priežasties, ar dėl kitos. Ar yra kažkoks stiprus stimulas iš vidaus arba iš išorės. Tai turi vieną ir dar daugiau vaizdinių asocijuojame su šituo dalyku, kaip čia apibūdinti, su šita tema, su šita norimąją motyvaciją. Ir pastebėk dabar, ar šitas vaizdinys yra kaip kadras, ar tai juda kaip filmukas. Ar tai balta juoda, ar tai spalvota. Ir jei spalvota, kaip ryškiai tos spalvos matosi. Ir pastebėk, ar žiūrint į šitą vaizdą, ar tu matai tai žiūrint iš savo akių, arba matai save vaizdinyje.
Ir taip pat kaip šitie visi yra submodalumai. Visą tai, ką tu gali matyti, pastebėk, galbūt kažką girdi, žiūrint šitą vaizdinį. Ar tai balsai šalia tavęs, ar tai savo balsas, ar tai kažkieno kito, ar tai gali išgirsti kažkokius foninius garsus. Kai kurie garsai galbūt arčiau, kiti toliau. Ar kai kurie garsai ryškesni? Ar yra kažkoks ritmas tuo, ką girdi? Ar yra tokie padrikesni? Pastebėk, ar yra kažkoks įspūdingas ar tonas, ar kažkoks bruožas to, ką girdi. Ir matant, ką matai, girdint, ką girdi, pastebėk dabar, ką jauti. Galbūt kažkur savo kūne jauti vienoj vietoj, arba galbūt keliose vietose. Ir per kiek kūno tai jauti. Ar tas jausmas toks pulsuojantis ar vibruojantis, ar yra kažkokia temperatūra asocijuota su šituo ar šitais jausmais. Ir pastebėk, ar yra kažkoks svoris arba lengvumas ar kažkas tarp to ar to. Ir tai, ką dabar mes tik perėjom, tai submodalumai tavo 3 pagrindinių kanalų susijęs su tavo norimai motyvacija. Dabar kviečiu lygiai taip pat patirti, ką jauti per savo veikiančią motyvaciją. Pastebėk dabar, ar matai kažką susijęs su tuo. Ar matai, ką darai, ar kur esi, ar savo aplinką. Pastebėk, koks dydis šito vaizdinio ir kur tai yra. Ar kairiau, dešiniau, aukščiau, žemiau. Ir ar tai balta juoda arba spalvota. Ir jei spalvota, kaip ryškiai spalvota. Ir pastebėk dar, ar tai matai iš savo akių, esi asocijuotas su vaizdiniu, ar matai save vaizdinyje. Esi disocijuotas. Ir taip pat, matant, ką matai, pastebėk, ką girdi. Ar girdi garsus, ar balsus, ar abudu. Ar tai galbūt kito balsas, tavo balsas, ar galbūt tavo vidinis balsas per kažkokį dialogą, ar sugalvotais garsais, kurie tiesiog ateina kartu su šituo matymu. Ir galiausiai su šituo jausmu, kur tu jauti savo kūne savo asociaciją su šią veikiančią motyvaciją. Ar tai vienoj vietoj, ar didelėj vietoj, ar skirtingose vietose, ar po mažesniais dydžiais. Ir pastebėk, ar jauti tą kaip pulsą, ar daugiau vibraciją, ar kažką kitokio. Ar jauti kažkokią temperatūrą, ar šilčiau, ar vėsiau, ar galbūt skiriasi vienur ar kitur jauti visus dalykus, skirtingas temperatūras, gal kai kur jaučiasi sunkiau ar lengviau, ar daugiau ar mažiau slėgio. Ir ar šitas jausmas juda, ar lieka vienoje vietoje. Ir gali dabar atsimerkti. Ir dabar mes praktikuosim, kaip patraukti tuos bruožus iš savo norimos motyvacijos ir pozicijų, ir ryškumų, ir spalvų, ir visų tų bruožų per tai, ką tu gali matyti, išgirsti ir pajausti. Patrauksi tai link
ten, kur tavo veikiančia motivacija, kad atitaikyti kiekvieną bruožą. Ir kviečiu dabar pagalvoti apie kažką skirtingų trumpam. Čia tokia svarbia dalis, kad išnulinti šitą praktiką, kad užprogramuoti šviežiai naujus neuronų takelius, tarsi statytum tiltą tarp ten, kur dabar ir esi, ir ten, kur tu nori būti, vietoj to, kad keliauti egzistuojančiais aplinkkeliais. Tu dabar kuri savo motyvacijos takelius, nes tie neuronai, kurie šaudo tos neuronų sinapsus, jie keliauja kartu. Vienas pradeda vieną ciklą ir eigos pradžią, ir tai tęsiasi link norimos tikslos iki galo. Tai kviečiu dabar užsimerkti ir pamatyti savo norimąją motivaciją. Pastebėk, ką matai, ir dabar patrauk šitą vaizdinį ten, kur tu matai savo veikiančią motivaciją. Pritaikyk, kad būtų kuo panašesnis dydis vaizdinio. Ir jei padeda, gali patraukti savo kairę ir dešinę ranką, kad fiziškai patraukti ten, kur tu matai savo norimąją motivaciją, ir fiziškai patraukti ten, kur yra veikiančia motivacija. Ir patraukti galbūt arčiau ar toliau, kad pritaikytų artimumą. Ir pritaikyk irgi, kad veikiančios motivacijos, jei tai spalvota ir ryškumą, pritaikyk, ar tai kaip kadras ar filmukas. Ir pastebėk, kaip veikiančioj motivacijai, ar esi asocijuotas, matai iš savo akių, ar disocijuotas, matai save kadre. Ir pritaikyk bet kokius šitos pokyčius, kad norimąją motivaciją susivienodintų bruožais su veikiančia motivacija. Ir pastebėk dabar, ką girdi. Ir pritaikyk veikiančios motivacijos ryškumą, aiškumą. Gali padėti nukopijuoti kai kurios garsus nuo veikiančios motivacijos filmuko į norimos motivacijos, kad išgirstum arba tuos pačius arba panašius dalykus taip, kaip tau teisingiausiai, geriausiai padeda. Ir pastebėk, ar yra foniniai garsai, ar balsai, ar galbūt yra kažkoks žodis, kuris tau norimą jausmą duos susieti su šitą norimąją motivaciją. Kažkoks įgalinantis žodis, kurį tu gali išgirsti ar pamatyti, kai grįžti į šitą praktiką. Ir pastebėk dabar, kur jauti, ir pritaikyk, kad jaustum į tą pačią vietą, kiek išeina, kaip savo veikiančios motivacijos. Pritaikyk ar temperatūrą ir įsijausk ir pritaikyk, ar yra kažkoks spaudimas, ar lengvumas, arba slėgis, ar kaip tik priešprieša to. Ir pritaikyk, ar tas jausmas juda į vieną pusę, arba ar tai auga, ar šitas jausmas pulsuoja, ar vibruoja. Ir dabar atsimerk. Iš naujo resetink. Pagalvok apie kažką visai nesusiję. Gali būti fioletinis dramblys medyje arba žirafas su sparnais. Kažkas nesusiję, nes dabar vėl sugrįši dar greičiau. Pereiti, patraukti norimos motivacijos
poziciją, garsą ir jausmą įveikiančios motyvacijos. Ir kviečiu vėl užsimerkti. Ir šį kartą pastebėk, kaip galbūt natūraliai tas vaizdinys iš norimos motyvacijos, senos pozicijos automatiškai plūduriuoja ir auga ar atitolsta taip, kaip veikiančio motyvacijoje. Ir pastebėk, ar tai balta juoda, keičiasi į spalvotą, ar spalvos ryškėja, ar tai keičiasi į asocijuotą vaizdinį, ar disocijuotą. Ir ar tai filmukas arba kadras. Ir pastebėk garsus, ar tie garsai pareiškėja, ar tai paaiškėja, ar kažkoks žodis, ar keli žodžiai asocijuojami ateina su šituo, kas tave įgalina. Ar girdi fone dalykus, ar yra kažkokie ritmai, ar padrikos garsai. Ir pastebėk dabar, kur jauti ir kaip tas jausmas transformuojasi. Ir ar tai jauti šilumą, ar vėsumą, arba tokį patogų spaudimą, arba palengvėjimą, arba jauti, kad keliauja jausmas ar lieka vienoje vietoje. Ir ar šitas jausmas pulsuoja ar vibruoja. Ir vėl atsimerk akis ir įsivaizduok, kad kiekvieną kartą, kai pereini šitą, kad tu tvirtini infrastruktūrą, statant tiltą link norimos ateities. Kad kuo dažniau darysi šitą praktiką, arba su naujom temom, su naujom motivacijom, kuo daugiau tai darysi, ar su tom pačiom, tai tuo lengviau tau darysis pamatyti, išgirsti ir pajausti, nes tai yra kaip raumenys, kurios tu lavini kiekvieną kartą, kai tu sau skiri laiko ir dėmesio pamatyti, išgirsti ir pajausti tai, ką tu patiri su savo svarbiom temom gyvenime. Trečią kartą dar greičiau kviečiu užsimerkti, pamatyti, kaip pasitraukia vaizdinys, ar auga, ar mažėja, ar tai kadras, ar filmukas, ir kaip tai keičiasi, ar asocijuotai, ar disocijuotai. Ir ar tai ryškiai matoma, ar galbūt pastebi dabar, ar yra kažkoks vienas specifinis dalykas tam vaizdinyje, kuris tau svarbiausiai, kad ryškiau matosi negu viskas kito, kur tau padeda susifokusuoti ir išgirsti tai, ką tu girdi susijęs su šituo, ir pritaikyk aiškumą, ryškumą, garsų ir ar tuos balsus, ar savo vidinį dialogą, pamatyk ar išgirsk tą žodį susijęs su šituo. Galbūt šitas žodis ateis tik vėliau, kai miegosi, kaip pasisės į šitą praktiką, tiltą, kaip paremimas, kaip atrama, kuris vidury tilto jungia tave nuo pradžios iki galo. Ar šitas žodis padeda sugrįžti į tai, kad kiekvieną kartą, kai tu girdėsi šitą žodį, tave kažkokiam lygmenyje, ar sąmoningai, ar pasąmoningai primins šito naujo pamatymo šitai temai. Ir dabar pastebėk, ką jauti, ar vienoje vietoje savo kūne, ar tai keliauja, ar tai lieka vienoje vietoje, ar tai auga, ar tai keičiasi, bet kokiu būdu, ar tai vėsta, ar šyla, ar jauti patogų malonų spaudimą, arba palengvėjimą, ar tas jausmas kažkaip keičiasi. Ir dabar atsimerk ir vėl 2 kartus dar liko praeiti. Ir šiuos sekančius 2 kartus aš paliksiu, kad tu pats pereitum juos savo greičiu, nes gali norėti eiti per tai, kartais įdėmiau pamatyti kažkokius dalykus, pastebėti, kaip keičiasi ar vaizdiniai, garsai, arba pastebėti, kaip jausmas transformuojasi. Ir kitais kartais vertinga greitai taip pereiti. Tai kviečiu dabar per 10 sekundžių į kiekvieną kanalą pereiti. Tai užsimerk ir pamatyk visus tos vaizdinio pokyčius, kaip ir 10, 8, 5 dabar sekundės keičiasi į tą naują.
Ir lygiai taip pat per 10 sekundžių, kaip tie garso pokyčiai vyksta. Ir dar per 10 sekundžių, kaip tie jausmo pokyčiai vyksta. Ir užbaigiant, atsimerk. Ir šį paskutinį sykį paliksiu tau pereiti tai, arba pereiti 5, 6, 7 kartą vis greičiau ir greičiau, kad tai taptų automatiška. Arba galbūt norisi šį 5 kartą lėčiau įsigilinti. Ir savo greičiu, savo eigoj atliksi tai ir kai baigsi, pajausi, kad baigiai. Ir arba atsimerksi, arba pasiliksi ten, kur esi. Ir savo greičiu, savo laiku tęsi toliau ir toliau.